Hello. Taigi šiandieną pakalbėsime apie tą pačią temą, kuri buvo praeitame video, galite čia pasižiūrėti. Accumulationas, manipulationas, distributionas. Tačiau čia labiau stengsiuosi perteikti temą per sesijas. Ką turiu omenyje, kad marketą galima skaityti sesijomis ir šitie 3 punktai, jie yra pasiskirstę tarp sesijų. Pagavę vieną bangą galite rasti tikrai gerų įėjimo taškų. Treidai bus lėtesni, nes jų išpildymas bus ilgesnis. Todėl judame prie pavyzdžių, kad parodyčiau, ką noriu aš jums pristatyti. Taigi, kaip žinote, mes turime 3 sesijas. Iš tikrųjų, 4 Azijos būna tenais, Azijos ir Australijos, bet vienu žodžiu. Turime Azijos sesiją, Londono sesiją ir tada New Yorko sesiją. Tikrai internete galite susirasti, kada jų laikai prasideda pagal lietuvišką timingą, tačiau viskas yra labai elementaru. Dabar taip, Azijos sesija, ne? Ir mes pavyzdžiui turime, ką mes turime accumulation, reiškia kaina konsoliduojasi vienoje vietoje. Ir kaip matote, šitoje vietoje mes ką turime? Mes turime sell side liquidity, šitoje vietoje mes turime buy side liquidity. Londono sesija, kas bus greičiausiai galimas variantas, ne visą laiką tai įvyksta, tačiau taip būna, jog kaina, pavyzdžiui, būdama šitoje vietoje, kaip matote prie buy side liquidity, nusims buy side liquidity, kaina sugrįž, suras čia vienokį arba kitokį patvirtinimą, kaip būtų galima atrasti tą bounce, tą atšokimą, kad nueiti į sell side liquidity. Ir tada New Yorko sesijoje, ką mes turėsime distributioną, jo kaina judės toliau tą kryptim, kurie privalo. Taigi, Azijos sesijoje įvyko accumulationas, Londono sesijoje įvyko kas? Manipulationas, kaip matote, kaina nusiėmė buy side liquidity, grįžo ir vėl pradėjo leisti susiminėdama sell side. Ir New Yorko sesija jau pilnai išspaudžia tai, ką suteikia. Ir kaina pradėjo leistis toliau žemyn, ten, kur ir turėjo. Galimi ir kitokie variantai, pavyzdžiui, jog Londono sesijoje mes turime, ką mes turime accumulation, ne? Vėlgi lygiai tas pats, turime sell side, turime buy side liquidity'us. Ir dabar New Yorko sesijoje mes, pavyzdžiui, galime sumanipuliuoti kainą, jo kaina nusims pas mus sell side liquidity, grįž ir pradės judėti vieną kryptimi, kas duotų mums ženklą, jog Azijos sesijoje greičiausiai mes turėsime kainos kilimą į viršų. Ne visą laiką taip įvyksta, galbūt Azijos sesijoje toliau prasidėtų dar viena konsolidacija. Niekas nežino, tačiau taip galima lengvai skaityti mūsų chartus. Taigi, ir varome prie pirmojo pavyzduko, kas būtų GBP USD. Dabar žiūrėkit, ką mes turime. Nuo 1 nakties iki 8. Reiškia, Azijos sesija šiuo momentu mes turime ką? Mes turime accumulationą. Kaina akumuliavo, konsolidavo ir važinėjo vienoje vietoje. Dabar ką mes galime laukti arba ko galima tikėtis, jog Londono sesijos metu mes pamatysime manipulationą. Kaina nusims arba pas mus buy side liquidity arba sell side liquidity kažkur, kur yra pinigai. Dabar pasižiūrime, sekantis skandalas permušė. Kaip matote, juda apačion, sumanipuliavo. Ir ką dabar padarė? Grįžta jinai. Įvyko manipulacija. Mūsų accumulationą įvyko šitoje vietoje manipulacija, kaina važinėjo, kaip matote, buvo vienokių ar kitokių įėjimo taškų, tačiau jos reikėtų ieškoti ne valandiniam, o 5 minučių, sakykime, time frame. Ir tada kas įvyko? Įvyko distributionas ir pasižiūrėkime, kaipgi suvaikščiojo pas mus New Yorko sesija. Kas pagal teoriją turėtų būti distributionas, tai kaina nusiėmusi sell side liquidity kils toliau į viršų. Ir kaip matote, mes turėjome stiprų pušinimą į viršų, iki kol marketas užsidarė.
Dvi firmos, kuriuose dirbu, tai yra funding traderiai, jie suteikia finansavimą, ir brokeriai Capas, kur dedi savo balansą ir dirbi su savo pinigais, kas yra labai geras dalykas. Aprašymus viską galite mano blogė rasti arba description'e. Antras pavyzdukas euras USD. Dabar čia 30 minučių grafikas, bet vėlgi lygiai tas pats, kągi mes čia matome. Mes matome labai elementariai nurodytą accumulation. Kaina kilo, leidosi. Kaip matote, vaikšto vienoje vietoje. Vėlgi lygiai tas pats. Sell side liquidities, buy side liquidities. Ką mes darome? Mes atsikėlė iš ryto, išgoro kavos, prasitrynė akis, pasižiūrime marketą ir laukiame, kągi mums duos Londonas. Ar Londonas toliau mums duos accumulationus, ar pradės manipuliuoti ir mes tada galime ieškoti vienokių ar kitokių ėjimo taškų ties atsidarimų New Yorko sesijos. Dabar pasižiūrime kainą, ką padarė. Nusiėmė mūsų accumulationo sell side liquidity. Kaip matote, kaina Londono metu krito. Vėlgi, čia matome irgi žemiausias taškas po kurio laiko, kaip jisai sureaguos. Sureaguos, nesureaguos. Mes dabar ką darome? Mes laukiame, ką marketas padarys per ateinančias kelias valandas iki New Yorko sesijos atidarimo. Kaip matote, kaina vėlgi ką padarė. Pradėjo čia lengva konsolidacija, lengvas accumulationas, tačiau jeigu mes žiūrime iš didesnio time frame, kaina dabar grįžta, ką padaryti, nusiminėti pas mus buy side liquidity. Dabar atsidarė Amerika ir kaina ką padarė, labai stipriai šoko į viršų. Nusiemusi buy side, nusiemusi sell side liquidity ir kaip matote, teorija vėlgi pasitvirtina, ką padarė kaina. Kaina suakumuliavo, kaina sumanipuliavo šitoj vietoje. O šičia, kaina sumanipuliavo. Šitoje vietoje įsijungus mažesnį time frame tikrai būtų galima surasti neblogų įėjimo taškų. Ir tada kaipgi mes ieškome naujų viršūnių, mes ieškome naujų likvidičio lygių, kas būtų galbūt čia. Ir tikrai galima įeiti į geras pozicijas, tarkime šitaip, nusistatome sellą ir nusistatome tik profitą ties mūsų likvidičių viršuje ir mes turime puikiausiai atliktą analizę ir turime 1/6 risk rewardą. Tačiau šitą reikia suvokti ir šito reikia išlaukti. Laikas yra kertinis akmuo Forex. Ir paskutinis pavyzdukas NSD-JPY. Dabar, kaip ir sakiau, kartais būna taip, jog accumulationas įvyksta Londono metu. Kaip matote, nuo 8 iki 3, čia pagal Anglijos laiką aš pasidaręs, kad man būtų paprasčiau, įvyko, kas įvyko accumulationas. Kaina važinėjo vienoje vietoje. Dabar, ko mes galime laukti, kad Amerikos metu, kai atsidarys New Yorko sesija, mes turėsime vienokią ar kitokią manipuliaciją, nuo kurios būtų galima ieškoti įėjimo taškų. Dabar mes ką galime padaryti, tai pasižiūrėti, kaipgi kaina sureagavo po mūsų šito accumulation. Reiškia, kaina vaikščiojo vienoje vietoje, mes ko laukime? Mes laukiame manipulacijos. Tai dabar pasižiūrime, kaipgi mūsų Amerika sužaidė. Ir kaip matote, kasgi dabar čia įvyko? Buvo nusimtas buy side liquidities, o accumulation. Kaip matote, šitoje vietoje buvo kaina sumanipuliuota. Čia įsijungus galbūt minutinę arba 5 minučių grafiką būtų galima rasti vienokių ar kitokių įėjimo taškų. Tačiau vėlgi kaip matote, viskas yra preliminariai elementaru. Konsolidavo, sumanipuliavo, išmušė tikrai nemažai sellerių, nes šitoje vietoje matomi atsimušimo taškai, būtų galima dėti turbūt aukščiau negu mūsų buy side liquidity savo sell. Ir šitoje vietoje tikrai buvo išmušta daug sellerių. Ir tada kaina ką padarė distributioną ir pradėjo leistis stipriai žemyn. Tai hibridė. Ačiū, kad žiūrėjote. Teorija preliminariai paprasta, pasipraktikuokit, pasižiūrėkit tas sesijas. Jeigu laikų nežinot, irgi, man atrodo, netgi indikatoriai yra, kad sužymėtų jums sesijas, o šiaip tai internete labai daug informacijos yra. Pas mane YouTube kanale, man taip atrodo, yra sukelta informacija apie sesijas, ten turėtų būti nurodyti laikai, kada, kaip ir
ko galima tikėtis, kai prasideda. Tačiau va, šita teorija su accumulation, manipulation, distribution sesijomis suskirstyta yra pakankamai stipriai ir jeigu tu neskubi, tu gali tikrai rasti labai gerų įėjimo pozicijų, atliekant po vieną treidą, tarkime, per dieną, pilnai pakanka. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, mokomės, jungiamės į Discordą, jungiamės į premiumus, šį mėnesį premiumuose gal 14% pliusas, tai džiaugiuosi, premium nariai irgi džiaugiasi. Tai va, mokomės, dirbam ir visi judame link bendro tikslo. Uždirbti dolerių. Bye bye.